Niekas nestovi vietoje. Įvairios technologijos visą laiką tobulėja ir atsinaujina. Tas pats vyksta ir statybų rinkoje. Šiuo metu vystosi technologija, kuri vadinama skaitmeninė statyba. Skaitmeninė statyba tai yra statybos informacinis modeliavimas skaitmeninėje erdvėje. Tai yra, tiksliau sakant, visų statybos procesų dalykų modeliavimas dokumentai skaitmeninėje erdvėje ir dalinimasis visą informaciją, įskaitant ir eksploataciją, projektavimą ir statybą. Statybos informacinis modeliavimas dar kitaip yra vadinamas BIM sistema. Stebint kitų šalių patirtį, kurios yra ženkliai daugiau pažengę BIM srityje, tai matome, kad skaitmeninė statyba naudojama ne tik privačiam sektoriui, bet ir valstybinėme. Tai manom, kad ir pas mus ateis ta pati ateitis. Žengiam technologijom į priekį, yra labai daug šiandien BIM sistemų, kaip 3D, 4D, 5D ir taip toliau. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kuo daugiau atsiranda to technologijų, tuo atsiranda naujovių ir požiūris keičiasi į patį procesą. Tai reiškia, tuo visų suinteresuotos šalių daugėja. Skaitmeninė statyba tampa populiari ir daugelį kitų šalių. Didžiausią galbūt informaciją mes turime iš savo partnerių Suomijoje, kurios korporacijos dalimi esame, tai ten yra ženkliai toliau pažengta projektavimo ir statybos metu ir ką mes stebim, kad ir kitos šalis kuo toliau, tuo labiau domisi ir aktyviai dalyvauja. Tai reiškia, kad visos suinteresuotos pusės mato ateitį ir naudą iš skaitmeninės statybos. Lietuvos statybininkų asociacijos narės JIT Kaustos technikos direktorius Sigitas Aglinskas teigia, kad skaitmeninės statybos planai yra efektyvesni ir patogesni už popierinius projektus. Įvertinant galimybės kompiuterinių programų, galima sumodeliuoti patį procesą, tuo iš anksto pažvelgti atskirus sankirtos taškus, atskirų procesų susikirtimus. Ir tai iš karto optimizuojasi laikas, kaštai ir žinomas rezultatas. Tuo pačiu, siekiant ateityje žinot, kas buvo praeity, tai reiškia, gali perduoti visą informaciją eksploatacijos laikotarpiu. Iškilus eksploataciniam laikotarpyje kažkokiem klausimam, visada pažvelgti, kaip viena ar kita vieta buvo, sakykime, sumodeliuota ir įgyvendinta. Žvelgiant į statybos procesą, skaitmeninė statyba įgalina analizuoti statybos procesą įvairiais aspektais, tokiais kaip ekonominių, energetinių, darbų saugos, tuo pačiu optimizuoti patį laiko grafiką ir padėti išvengti klaidų. Šiuo metu įmonė teikia planus privačiame sektoriuje esantiems gyvenamiesiems namams nuosavame Polocko projekte. Skaitmeninė statyba yra gan naujas dalykas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Ši technologija nuolat vystosi, tobulėja, o tai padeda pasiekti vis geresnių rezultatų.